Ai, nu ką. Tai va, šiandieną turim avietinių enzimų gėrimą. Welcome, kaip sakant, smagu matyti jūs vėl čia. Mariukai. Saka viena, Mantas, Enzimantas. Enzimantas, jos. Smagu būt pas tave, o dabar jau 3, kaip sakoma. Pabendrausim, pašnekėsim enzimų, paragausim. Nu ką, avietinių, sakai, kur avietės. Avietės kol kas pas mus neauga, bet yra šalių, kur jau auga. Ir va mes gavom jo. Ir mes gavom ir pabandysim. Ir, kaip sakoma, mes jau bandėm, tu pabandysi. Šiaip tikrai. Spalva tokia sodri. Tikrai skanu. O ypatingai su medučiu. Kaip atrodo, taip ir yra. Nieko nepaslėpta. Tai pala ir kvapą pauostyk, prajausk ir kvapą. Nu, davai. Nu, į sveikatėlę, vyrai. Nu, į sveikatą. Sveikatą. Wow. Nu, ką, ir jokių kvapiklių, dažiklių ir visokių įklių. Oi, geras. Wow. Čia net vaikai biški medaus ir pamirš visus limonadus. Šiaip vat yra tų enzimų, kai kurių gėrimų specifinių, tokių skonių, kur kažkam, jo. O čia tai jau... Tai va, sakau, čia... Jau viskas, jau čia... Aš net pats stebėjausi, žinai. Jau viskas čia viršūnė, bet... Čia jau top. Bet iš tikrųjų bus dar tų viršūnių. Kiekvieną dieną vis naujai viršūnė. Gal reikia, žinok, medų čia dabar paragauti, kad iš karto, opa. Man skanu, kad medų čia nereikia. Kalbame apie enzimus, kalbame apie autonomiją, kalbame apie miego deprivaciją ir tiesiog apie gyvenimą. Tai džiaugiuosi, kad Marius ir Mantas pasijungiam prie srauto. Enzimantai ir Marius pasijungiam prie srauto šią akimirką ir šiame pokalbėje turim keletą temų nusimatę, bet aišku, visada smagiausia tam sraute būti, kai nežinai, kas išsispinduliuos, kokia tiesa ateis. Tai pradėsim nuo poros klausimų, kur sulaukiau būtent iš žmonių, kas pamato iš tos gėrimus, sako, va tai kas čia yra, kaip čia suprast, enzimai, probiotikai, kaip jie skiriasi nuo ten bifidobakterijų ar ten pieno rūgšties bakterijų, tai vat kaip įvardintum va tos pagrindinius skirtumus su kitais ir va ką čia gali rasti žmonės. Tai gal mes pradžiai, gal aš apie enzimus, o tu apie probiotikus galim. Ir pradedam tada nuo enzimų, nes enzimai, nu kaip pasakyti, ganėtinai naujas kaip gėrimas, tai čia labai naujas Europoje, sakykim. Patys enzimai, fermentai, kas jau sportuoja, kas ten mitybą domisi, tai čia tikrai dalykas žinomas yra. Sakykim, net ir vaistinėse parduoda enzimus arba fermentus. Enzimai yra iš žalių produktų, tai yra, sakykim, viskas, kas žalia. Šaknis, vaisiai, daržovės, riešutai. Lapai ir jo, viskas šakelės. O dabar pavasaris eisim drebulės šakelių, nes labai antiparazitinis geras enzimų gėrimas gaunasi būtent pavasarį, kai pradeda šakelės pumpurėlis. Jo, pati pradžia žodžiu. Tai vat, o fermentai jau gali būti ir gyvulinės kilmės. Iš principo visi šitie dalykai, fermentai, enzimai pas mus kaupiasi kepenyse, kaip saugykla, sakykim. Ir atsako jie labai už daug dalykų, labai, ta prasme, galim pradėti, sakykim, nuo kūno detoksikacijos,
pilnai detoksikuoja kūną. Fermentai čia būtų. Enzimai būtent. Jo, nes šiuo atveju mes geriam enzimus, nes tai yra augalinės kilmės. Fermentai tai būtų gyvulinės kilmės. Aha. Tai va, fermentai, enzimai. Enzimai reiškia viskas, kas gyva žalia auga. Fermentai tai ten, sakykime, gyvulinė pusė. Tai va, tai šnekam dabar apie tuos, sakykime, enzimus. Vat būtent mūsų tie probiotikai ir išmokinti iš vaisių daržovių tuos enzimus išstumti į vandenį, kas paskui patampa gėrimu, sakykime, mūsų. Tai va, tai dar kas sakykime, sunkiuosius metalus valo iš organizmo, laisvuosius radikalus, enzimai tvarko, ta prasme, išvalo. Imuninė sistema sudaryta iš būtent daug procentų, ten netoli 80% atsakingi vat, būtent už imuninės sistemos, kad imuninė sistema būtų stipri. Tai va, o dabar jeigu taip dar biškį atgal pavažiuojant, tai sakykime, kiekvienas vaisius daržovė turi enzimus. Kažkur jų biškį daugiau, kažkur jų mažiau. Daugiausiai yra, aišku, papajas, ananasai. Kas yra tie enzimai, jeigu jau taip žiūrint, pabandysiu žmogišką kalbą pasakyti, bet apie esmę. Tai va, sakykime, kiekvienam vaisiui daržovė yra kaip informacija. Tu suvalgai, tavo skrandis gauna informaciją, suvalgiau obuolį. Kodą, tipo. Taip, obuolį, obuolys. Ir tas obuolys ateina su enzimais. Kūnas gauna informaciją, kad atėjo obuolys su enzimais, ta prasme, ir kad tas obuolys pats turi tuos reikiamus fermentus, šiuo atveju enzimus, kad jį suvirškint. Išskaidyti, sakykime, į maistinės medžiagas. Kūnui nereikalingas iš vis savo vartojimas savų fermentų enzimų. Nes kaip viskas vyksta kitu atveju. Suvalgom tą patį obuolį, kuris yra orkaitėj iškeptas. Viskas, enzimų nebėra. Virš 40, kai kas sako 3,8, kai kas 2, bet imkim vidurkį. Virš 40 visi enzimai žūsta. Tai va, sakykime, gėrimas mūsų irgi gaminamas, termiškai neapdorotas, viskas, ta prasme, gyva. Ir jeigu suvalgai jau iškeptą obuolį, viskas, jau tada tavo kūnas tos informacijos negauna, ima iš kepenų fermentus ir naudoja savus fermentus, kad suvirškint maistą. Visur, kur yra termiškai apdorotas maistas, kas yra dabar, sakykime, tikriausiai procentaliai nesidomėjau, bet tikrai daug žmonių termiškai apdorotą maistą valgo. Jie naudoja savo enzimus. Kas vyksta, trumpėja telomerai, jie, sakykime, jeigu taip paprastai, bet tų skambių žodžių, senstam, ląstelė sensta. Nes naudojam savus fermentus, savus enzimus. Aš kaip tik norėčiau papildyti. Kas vyksta, kada ląstelė turi viduje chromosomos, jos dalyjasi. Jos dalyjasi ir tuo pačiu metu trumpėja telomerai. Telomerai tai čia... Moksliškai, tai čia yra tokios kaip siūleliai. Nežinau, kaip autogėlės negaliu pavadinti, bet pavyzdžiui, kaip pas batų raištelį apsaugėlės. Ir jos su laiku trumpėja. Mes valgom, naudojam savo fermentus ir automatiškai gaunasi taip, kad tie telomerai trumpėja ir mes savo fermentus išnaudoja senstam. Tai jeigu mes naudojam fermentus iš išorės, ką turim šiuo metu dabar ant stalo, tai automatiškai mes nenaudojam savo. Netgi su maistu mes naudodami šitą fermentą, jis iškart pradeda skaidyti. Tai va, čia dabar apie tokį, žinai, kaip ir žaidimą pradžiai galiu papasakot. Ką aš esu pastebėjęs ir ant savęs praėjęs, ir ant žmonių pastebėjęs. Kas pradeda gerti enzimus, supranta jau šitą mechanizmą. Ir kartais dar yra, dabar jau tas noras vis mažiau ir mažiau kažko pavalgyti. Bet, sakykime, kažką, aš nežinau, gal ten pica kokia veganiška ar kažką.
ir tu pavalgai ir tu jau jauti toks sunkiau. Taip, sunkumas. Opa, enzimų ir jau jie čiuk. Jie į skrandį, jie padeda sufermentuoti, suvirškinti, prasme, tą maistą. Viskas greičiau praeina. Tai vat ir iš žmonių, kurie pradeda gerti enzimus, vat tuos atsiliepimus girdžiu, kad sako, baigėsi enzimai, valgau jau kažkaip, sunkiau ir ilgiau viskas trunka, o čia opa įmečiau ir sakykime, viskas greičiau įvyko. Tai vat pagrindinis dalykas, kas mūsų atveju, kaip mes šitą visą misiją matom, kad būtent, pradžiai bent jau tuos avatarus žmonės susitvarkytų. Palengvinta virškinimą, aš pastebėjau. Žmonės tiesiog, susitvarkyti žmonės. Turėtų savo gerą florą, vaikščiotų peristaltika, būtų tvarkinga, neturėtų tokių ten refliuksų, žmonės kankinasi. Jau po šito gėrimo, po 2 dienų maždaug jau prasideda pagerėjimą tų peristaltikų, refliuksų, tai kankina pastaruoju metu žmonės. Jo, ir vat ką, tai Marius toliau gali apie probiotikus papasakoti, jeigu dar apie enzimus kažkokių klausimų, nes, iš principo aš manau, kad taip, aišku, visko tikrai nepasakėm, bet esminius dalykus, manau, paminėjom ir tada apie probiotikus galima. Tai pavyzdžiui, šitam gėrime yra ir enzimų, ir probiotikų. Taip. Vitaminų ir mikroelementų. Taip, čia kultūros yra. Tai vat, dabar žiūrėk, šitos enzimus į gėrimą, vitaminus ir mikroelementus išrenka probiotikai, apie kuriuos Marius gali tada pašnekėti. Tai dėl tų probiotikų mes čia jūs turim 12. Jie yra simbioziniai, suderintas su mūsų organizmu, daug kas iš gamtos yra paimta, iš švarių vandenų, kurios valo vandenis, neduoda užsiteršti ir taip toliau. Ir labai smarkiai priimta, bet patį didžiausią darbą padarė gamta. Tai čia yra gamtos kūrinys, kur realiai žmogus tik buvo surinkęs iš viso pasaulio, kaip sakoma, tą variantą padarė žmogus, o visą kitą jau daro gamta. Tai gamta būtent tai viskas subalansavo ir sustigavo, kad gavosi tas variantas. Ir jis jau gan senas. O dėl fermentacijos su visais tais organizmais, tai mes daugiau nei 7000 metų turim tą visą programą, kurią mes stebim ir iki šių laikų tęsim. Tai kopūstus pafermentuojam, tai dar kažką pafermentuojam. Močiutė seneliai fermentuodavo visą laiką tas buvo, tai nepamirštam. Tai mes pagreitinam tą visą reikalą, procesą labai greitai. Ką mes padarėm, tai, kaip sakoma, tos bakterijos gerusios probiotinės, jos kada pakliūna į slėginius indus pas mus su maistu, tą maistą jos pradeda išrinkinėti iki atomo lygio. Kas vyksta? Kada maistas yra įdėtas, mes duodam jiems medaus, jos padidintų savo koloniją. Tai jos yra grinai valgo tik tai žalę, kas nereikalinga pašalina, sunaikina, jos kultivuojamos grinai ant žalumos. Medus ir žalias maistas. Žalias maistas. Tai gali būti, kaip paminėjau, tas šaknys, šlapas, viskas. Žiedus, vandens augalus, įvairovė labai didelė. Tai yra tiek tiesiog labai didelė įvairovė. Čia jeigu tai plėstis, tai labai ilgas. Tai reiškia, tas fermentacijos procesas vyksta bakterijom. Su bakterijomis. Ir tada probiotikai, kaip sakant, probiotikai, 12 probiotikų, jie, sakykime, išrinkinėja iš to maisto, jie gauna, sakykime, savo maistinės medžiagas, medų, jie dauginasi. Tai dauginasi būtent tos gerosios bakterijos. Kai čia šneka, tiek probiotikų, tiek gerųjų bakterijų, žmonėms viskas susimaišo, jau jie nebesupranta. Taip, pas jūs čia 12 gerųjų bakterijų, o milijardai probiotikų, ką jūs čia šnekat. Tai gerosios bakterijos, kaip, sakykime, nežinau, yra, sakykime, pavadinimai. 12 gerųjų bakterijų ir jos, tuose bakuose, sakykime,
vartodamos medų, gaudamos slėgį, jos dauginasi, jos kultivuojasi arba dauginasi, paprastą žodį vartot, dauginasi, sakykime, nes, tokios sąlygos, jos jaučia, kad spaudimas, o dabar įsivaizduok, papuolį į aplinką, kur 6 ar 7 kartus didesnis spaudimas, negu dabar yra. Tai iš karto pradedi mąstyti, čia reikia kažkaip išgyventi, reikia pasidauginti, kad išliktų mūsų rūšis. Tai taip jie jaučiasi bakuose. Plius, aišku, tas judėjimas, viskas vyksta, žymiai sunkiau. Tai išleidus iš bakų įsivaizduok, kiek jos galingos, nes jos praeina visą tą, sakykime, treniruočių lauką, labai sunku, tai ir prisidaugina. Tai būtent ir prisidaugina gerosios bakterijos. Iš tų, sakykime, probiotikų, kurių yra 12. Tai ten skaičiuoti jau... Jūs dabar ir tyrimus atlikinėjate? Jo, mes atlikę esam tyrimus, išsityrę, tai tenai sakau... Žinom jų jau veidus, žinom, ką daro, pažįstame veidus, kaip sakoma. Taip. Draugiškai nusiteikę. Žinom, su ko turim reikalą, kaip sakoma, draugiškas visą žiūri mūsų. Kokia tyrėjų reakcija buvo ten, kai tyrit? Wow, sako, čia yra nuostabus darbas padarytas ir sako, aš netikiu, kad čia pilnai iki galo žmogus yra padaręs, nes tai yra gamtos kūrinys, viskas jau yra suderinta gamtos, antiek yra tobula. Pasakė, taip, žodžiu, atskyrė mums 12 mėginėlių ir sako, čia pagal pavadinimus kiekvieną. Bet sako, jeigu reiktų man jas atgal vėl sujungti, aš niekaip to padaryti negalėčiau, be šansų. Čia sako, gamtos reikalas. Netgi yra viena, kuri, jeigu jinai yra atskira, jinai gali būti ir pozityvi, ir negatyvi. O kadangi sinergija pas mus su tom galingom, kur ten, sakykime, ir pelėsi valo, vandenį išsuka, su kandida ten stipriai labai, meliagrybiai visi šitie gauna į kaulus. Ta prasme, ir jie sinergijoje, jie tokia jėga, kaip nežinau, kaip Dream Team kokia, žinai, komanda. Surinkti geriausių žvaigždžių komandą. Jo. Tai jos užima vietą pasaulyje, kaip sakoma, florai, ir prasideda stebuklai. Tai žmonės meta svorius, gydosi įvairias netgi autoimuninės ligas. Nes kas sukelia tai mūsų organizmuose, tai pagrindė parazitai. Jie tam tikrai yra blokatoriai vietose susikaupę, kurie trikdo mūsų kūno funkcijas. Enzimai juos padubasina. Ir enzimai tai yra tas, kas mus saugo šitame, kaip sakoma, aplinkoje, nes tai yra mūsų pagrindė imuno kaip saugykla. O kas liečia probiotikus, simbiotinį visą reikalą, tai jie užima irgi vietą pasaulyje pas mus, kaip sakoma, žarnyne. Ir pradeda daryti tokius reikalus, kaip pavyzdžiui, aš valgau ten tokį fast food ir taip toliau, ne? Jame realiai nieko nėra. Ir turiu, pavyzdžiui, ten nelabai gerų draugų, patogeninių ten bakterijų, ten grybelių visokiausių ir panašiai, ne, ten kirminų. Ir kada ateina, kaip sakoma, gelbėtojai, gelbėtojai ateina išvaduoti, kaip sakoma, lauką nuo visokiausių išsiveisusių piktžolių. Tai visiškai išvalo jos, tai grybelius išvalo, kirminus išvalo, jų kiaušinėlius išvalo. Viską išbarsto. Gaunasi taip, kad mes pradedam valgyti maistelį kitokį. Jisai gali būti jau ten oboliukas, kuris jau išrenkamas yra kitaip. Tai dėl to, kad jos jau kada pakliūna į vidų, jos jau tenai žino kaip elgtis. Tos bakterijos, vienos iš jų, turi kodus, kuris išrinkinėja energiją. Kažką tai. Tai dabar apie tas bakterijas reiškiasi ir skonius. Tada visi skoniai, visuose reiškiasi yra tos bakterijos. Taip, žinoma. Probiotikai, enzimai. Dabar dėl pačio skonio ir savybės, tarkim, yra vis tiek kažkokie skoniai, kurie turi specifiką savo. Tai jeigu taip
paminėta, net ten, kiek aš girdėjau, burokėlis, ten, kad geležingas, Tai labai, kiek dar vat yra specifikos labai plačios. Jau mes, sakykime, pirmą partiją ugniažolės ir pelino sufermentavę, kas yra grinai prieš onkologinį. Ten, ten tokio galingumo. Jeigu šiaip vat, galima pasiskaityti apie ugniažolę, ant kiek jinai yra galinga, tai ir tai ten daro užpilus, verda, kažką daro tokio jau vis tiek su termišku apdorojimu. O čia pas mus, supranti, sufermentuota viskas. Tai, čia tokios, kaip sakoma, pasidaro jėgos gėrimas, kad, Tai iš esmės, kas yra, kokios savybės tų vaisių, daržovės ar žolelės, tai sufermentuotas, vat būtent tas gėrimas dar jisai sustiprėja, labai stipriai, labai daug kartų sustiprėja. Tai vat galima imti, sakykime, mūsų lietuviškus visokius čiobrelius, ten liepžiedžius ar dar kažką ir juos fermentuoti ir gauti, sakykime, specifiškai nuo, sakykime, kažkokį valymą, gydymą, reabilitaciją, gal taip pasakykime. Kūnelio. Ta prasme, turim gėrimą. Taip. O dabar aš jau taip. Vitaminai, mikroelementai, jie iškart pakliūna mano žarnyną. Nes mano skrandis turi fermentų receptorius ir visas tas gėris su vitaminais, su gerom bakterijom ir enzimais pakliūna iš karto mano žarnyną. Skrandis neturi ką veikti su tom, praleidžia žarnyną. Efektas iš karto maksimalus ir staigiai čia. Vitaminus, jeigu gersime, jūs reikėtų dar tam pavirškinti, pafermentuoti. Klausimas dėl įsisavinimo. Būtent, tai vat matai, rūgštinės terpės kiek skrandyje rūgštinės terpės jų, kaip sakoma, išardo, kiek daeina iki žarnyno, čia labai didelis klausimas. Gėrimas yra, sakykime, fermentuotas, lygų suvirškintas, jeigu vėl paprastai žodžiais. Skrandį, iki skrandžio jis daeina, receptoriai skrandžio supranta, kad jis jau lygų suvirškintam, nes yra fermentuotas. Atsidaro viskas, važiuojam žemyn į žarnyną, žarnynė senelės sutraukinėja mikroelementus, vitaminus. Vėlgi čia, aišku, jeigu jos yra švarės, jeigu jos nėra švarės, ten, o dažniausiai, kaip dažniausiai, visą laiką. Pas žmonės, sakau, vat, mūgėse, kiek teko, žinai, būt, bendrauti su žmonėm, pasakai, kad čia nuo patogenų, kad čia nuo, žinai, visų tų kirminų, oi ne, pas mane nėra. Supranti, ir visi taip naiviai tiki. Aš žinau žmonės, kurie kiekvieną pavasarį darosi ten visų pelynų ir bitkreslių ir taip toliau, ten yra tų žolelių valymus. Ir taip po metų eina tyrimus daryti ir jau ten yra kažkokie užuomazgos vėl patogeno. Aišku, čia anksčiau dar nebuvo, dar jie nebuvo pažįstami, sakykime, su enzimų gėrimais. Tai va, tai kažkur nenuplovė obuolio, kažkur ranką kažką palėtei, pamiršai, pasivalėjai, viskas. Čia supranti, jeigu viduj nėra tų probiotikų galingų, tų apsauginių, stovi ant durų apsauginiai, nieko neįleisim, tai ten vėl, o kai supranti jau tas kolonijas, kurios, sakykime, bakuose užstiprėja, tu jas pili save, pili, ir jos užsiema tavo žarnyną, kaip, sakykime, kaip savo namus, viskas, tada, ką mes išnekėjom, automatiškai nebesinori nei to sunkaus maisto, nes tai ne jų maistas, norisi vaisių daržovių, nes tai jų maistas, nes visi, sakykime, probiotikai. Prebiotikai. Jo, prebiotikai, taip. Ir paskui, kas toliau vyksta, gal jau mes po biškį galim pereidinėti į temos. Jo, tai vat tada temos sekančią dalį. Aš apie tą senėjimo procesą, tai kaip ir sustabdo senėjimo procesą, iš esmės šitas dalykas, jeigu taip jau rimčiau geriant, tai stabdo, aš kiek pastebėjau, kiek suprantu šitą dalyką. Tai va, su tuo tave ir sveikinu.
Jo, iš tikrųjų, aš jau 4-5 mėnesiai kaip vartoju ir tik būna diena, 2 nepavartoju, jau jaučiu, kad jau reikia, jau nori organizmas šito dalyko ir aišku, nuo mitybos priklauso, koks jausmas yra. Tai jeigu sunkesnį kažką užvalgo, tai jau viskas čia užsigelbėjimas. Tai dabar pereinant toliau, aš kiek žinau, vieša čia paslaptis, kad jūs gaminat šitus gėrimus naktimis. Jo. Apie miego deprivaciją. Jo, deprivuojat, reiškia. Tai kaip jums čia taip pavyksta, jau realiai ką, metus laiko jau vis varot naktim, dieną būnat gyvi, kaip sakant, daro dalykus, gal koks skirtumas tiesiog yra kitoks, vat ką duoda ta deprivacija, kaip jaučiatės paskui, vat įdomu. Nu, aš dėlėskim šiandien esu pamiegojęs, kaip šiandien vakarą man biškelį taip susimaišo, kada aš 3 valandas taip nevalas. Tiesiog, kūnelės paprašė 3 valandų pamiegoti. Jaučiuosi nuostabiai, puikiai, pozityvė, su gera nuotaika, nepavargęs, protas žvalus. Užtenka. Aš jaučiu, kad nemiegot ir daryti kažką naktį yra svarbus dalykas, kad darytum iš tikrųjų tai, kas patinka ir tai, ką jauti, kad turi daryti. Nes jeigu tiesiog eini ant šito, tai gal sunkiau tada, ne? Turėtų būti, aš taip įsivaizduoju. Taip, pradžiai taip ir kai sužinojau apie tas deprivacijas, pradžiai taip ir buvo. Noriu nemiegot, bet nežinau ką veikti. Tai ten važiuoju į miestą kažką naktį, vaikštai vienas po tą miestą kažkaip, bet tas toks, supranti, vis tiek ateina rytas, labai iš pradžių įdomios tos patirtis. Ateina rytas, 5 ten jau, sakykime, buvo vasara, 5 ryto jau ten šviesu ir tu toks, kaip jau ir laimėjęs tą naktį, bet va toks kažkoks, ir ką dabar, žinai, kad dažniausiai ten tas rytas 8 tavo prasideda, ką dabar tas 3 valandas. Ir kai tu neturi to užsiėmimo, konkrečiai ką veikti, tai labai sunku, labai sunku. Todėl sakau, spalvint, paišyt, čia vėlgi mes... Kūryba, jo, kažką, muziką klausyt, jo, kažką tokio, kas tau faina, malonu. Tada viskas labai gerai, mes irgi visą laiką gamindami muziką užsileidžiam, muzika groja, viskas darbas vyksta, viskas faina, aukštose vibracijose, pozityvę, darbų daug pasidarom, rytas jau išaušęs, jo, užstatinėjom, tą tokį sunkų į darbą dažniausiai iš penktadienį į šeštadienį darom, tai šeštadienis viskas faina, visiems laisva, tu tą naktį laimėjęs, nemiegojęs, emocijos superinės, žinok, tikrai superinės, ta prasme, toks, pozityvas, toks biškė adrenalinas ir toks, džiaugsmas, euforinis, jo. Kažkaip judam toliau. Jo. Šiaip daug žmonių penktadieniais irgi deprivuoja, tik tais paskui visą šeštadienį pramiega. Su kvadratiniam galvom, jo. Čia aš puikiai patyrė šitą dalyką. Naktis gerai, čia viskas, o kitą dieną. Kiek ilgiausiai esat, naktų iš eilės deprivacijų praleidę? Aš tai 3 esu. 3 iš eilės? Jo, 3 esu, bet sakau, vėlgi viskas labai priklauso nuo daug faktorių. Pagrindinis faktorius, aišku, yra maistas. Čia maistas, jeigu ten kažko rimčiau pavalgiai, ten kažko viską ir nori eiti nemiegot, labai sunku. Nes maistas guldo. Taip, maistas, atima energijos iš tavęs, jeigu nepasiruošęs. Taip, kūnas turi susitvarkyti su tuo, ką įdėjai ir automatiškai viskas vyksta, kada nejudi poilsis. Vėlgi ten kažkurioje laidoje mes šnekėjom, kad ir tie nelabieji tenai, sakykim, žarnyne irgi išleidžia tam tikras medžiagas. Kad morfiną. Į antrą stadiją sapno, kad įtraukti. Jo, tai maistas labai svarbu. Jeigu iš tikrųjų
kaip vat, į sausas dienas, į nevalgymą, negerimą, į pasnikavimą, išeini natūraliai po kažkur po 3-4 parų viskas, miegas atkritinėja. Maksimum valanda lieka per parą, kad va taip lygtais kaip ir dar pamiegot gal. Jeigu sausuoji čia. Jo, jeigu sausuoji. O jeigu vat, nesausuoji, tai sakykim, čia aišku vėlgi kaip ir viskas tikriausiai gyvenime treniruotė vyksta. Iš pradžių tikrai sunku, pirmi kartai, kaip ir nauja patirtis, tai tikrai sunki, bet paskui su kiekvienu kartu vis lengvėja. Dabar vat para, ta prasme para, tai jeigu viskas tvarkinga, be jokių ten apsivalgymų, prieš tai nebūta nieko. Vienas, vat, dažniausiai dabar vieną kartą per parą valgau. Šiaip dabar ant grikių kažkaip pasėdęs būna ten ant bolyvinės balandos, kažko tokio. Žiemą aišku virta, plus žalias maistas, kažkoks daržovės arba iš bakų fermentuoti kažkokie dalykai. Tai jeigu vienas valgymas per parą, tas nemiegojimas iš vis yra labai lengvas dalykas, nes nesukelia jokio diskomforto, nieko. Tai ant enzimų tiesiog būnant irgi lengviau išeiti ant to nemiegojimo. Aš dar noriu pagrįžti į temą šitą paliestą apie baltymus, reiškiasi. Irgi buvo klausimas vienos draugės, kad jai trūksta baltymų. Ir valgo, sakykim, ten kiaušinis, tofu, avinžirniai ir, sako, skrandis nevirškina, vis tiek nieko nevyksta. Nors lyg baltyminiai produktai, turėtų būti. O tai kas galėtų čia tokio būti? Tai ką, reikia enzimus jai kartu gerti su tuo, tada susitvarkyti. Taip, būtent. Prasme tame, kad yra vienas toks momentas, kada, sakau, žmogus visą valgys, staigiai meta visą reikalą dėl kažkokių tai sveikatos problemų ar priežasčių, kažkokių tai, ir jis staigiai pradeda valgyti žalę. Ne tai, kad ten visiškai tampa 100% žaliavalgis, bet taip, 20% kažko termo apdorota ir visa kita yra žalia. Dieta tokia, susigalvoja ar kažkas patiria. Ir kas įvyksta? Kada pradeda vartoti pusę metų, 3 mėnesius gal kuriems užtenka ir atsitinka toks dalykas, kad ta senoji patogeninė flora, kuri nebuvo laiku pramesta, pradeda keršyti žmogui. Savininkui tam indui, ne? O tam visam, kaip sakoma, kūnelį jo avatarui. Ir slenka nagai, slenka plaukai, skilinėja oda, šerpetoja, nagai pasidaro silpni. Nes tas visas parazitas, kas yra viduj daleiskim, ten tie kirminai, pelėsiai, ten mėliagrybiai ir blogusios patogeninės bakterijos pradeda iš žmogaus imti resursus savo. O čia yra negeras dalykas. Ir daug kas apie tai patyrė, kas vaikšto su baltais chalatais. Ir jie bando užgesinti tą visą momentą, kad tas toliau nevyktų, pristabdoma, bet su laiku tas grįžta. Tai tą variantą reikia prieš kažką tai nusprendžiant gyvenimą staigiai ir pakeisti, reikia geriau pasvarstyti. A ką padaryti taip, kad man nevyktų taip? Tai yra gėrimas, kuris užima tą momentą, kad išvalo organizmą nuo tų nedraugų, kurie prie tam tikro gyvenimo, kaip sakoma, pasirinkimo žmogaus padeda jam perėti iš vienos vietos į kitą. Be jokio streso, jokių tenais, pametimų vitaminų, mikroelementų. Tai va, kad kūnelis nebūtų apgriaužtas. Apgriaužtas, Kūnelė taip ir griaužia. Taip ir griaužia. Kad nesugriaužtų. Šilutės ir kraujo sistemos įsivalo nuo šitą reikalą. Tai gerai, tai mes tada, reiškias, jeigu šitą mikroflorą išsivalom, taip, čia svarbiausias dalykas. Tada mes galim pradėti jau kalbėti ir apie miego deprivaciją ir jau į autonomiją truputėlį palietinėti. Žinai, man, kalbėt galim ir jau pilni būdami visko ir bandyt galim,
Tik tai tas kelias bus žymiai lengvesnis ir greitesnis, jeigu jau viskas bus paruošta. Nes, tiek aš, tiek Marius, pradėjom tikrai nesusitvarkę visko, jau iškartėjom. Ten ėjom, bandėm, nevalgėm, negėrėm, nemiegojom. Kas metame, kad kartu yra linksmiau nei vienam. Jo, čia tai faktas. Čia faktas, tas palaikymas, jo, jis labai svarbus ir kaip sakoma, ir ta priežiūra vienas kito ir žinai, ir kai tas būna kažkur jau ant trečios paros tas vadinamas knapsėjimas, lesyklėlė, supranti. Jau šalia labai gerai, kad kažkas būtų ir... Persikrovimo metu, kada yra 15 minučių persikrovimas ir tada kažkas tai tave saugo, tave pažadina. Taip. Taip daromos deprivacijos, tada taip jėdinėjame tą autonomiją. Autonomija tai reiškia toks dalykas, kada tu tampi autonomiškas. Tai reiškia, negauni kažko tai iš išorės. Suverenus, nepriklausomas. Ja. Nes mums labai daug programų yra primėtyta. O pietus eina visi pavalgysim. Oi, 6 reikia keltis, beveik visi. Kodėl visi stovi kamščiuose? Dėl to, kad visi 8 valandą važiuoja į darbą. Tai va, čia yra toks dalykas, kur kažkur tai tu tampi vis tiek autonomiškas ir nepriklausomas nuo kažko. Tai va, atsisakai to, kad jau nebūtum ten, nes tu jau to nereikia. Tai va, to nereikia daugiau miegoti, nereikia daugiau valgyti. Nereikia žiūrėti pagal tą laiką, kad ten ir ten, nes tavęs kažkur tai ten pietų nepavalgy, kaip aš atsimenu save. Pietus. Tu lauki tų pietų kaip išganimo, nes tu žinai, kad šiandien reikės tau pietų, viskas. Tu turi pavalgyti. Jeigu tu nepadarysi to, tau galva sukasi, tau bloga. Tave vos nepykina, ten svaigsta galva. Kas tu darosi? Nes kažkas ten nori tave pavalgyti. Patogenai tau iššaukia tos jausmus. Sako, eik pavalgyti cukriuko, eik pavalgyti kaitalo, eik pavalgyti kano, eik to įsidėk, tai va. Aš tik tais žinau, kad tu asmeniškai buvai žymiai stambesnis, žymiai didesnis. Aš galiu daug ką iš savo asmenybės. Taip, čia įdomiausia yra. Tai aš buvau storas, labai storas buvau. 120 kg, aš buvau storas, bet laimingas. Man nieko netrūko, aš toksai buvau falutis ir aš buvau laimingas. Ridendavais. Jo, ridendavais iš tas laimės. Bet vieną dieną tą laimę pradėjo man, kaip sakoma, tamsėti. Dėl to, kad sveikata, ne? Kažkokie širdies permušimai, paeit negaliu, keliai skauda. Atrodo, lygtis toks didelis tankas, ten vos ne akmenys kiloja, bet tu jauti, kad tu kažkur tik susproksi. Tai va, kažkas susispaudžia, jauti, kažkas nepraeina, pradedi kūnelį jaus, kad jis pas tave jau pavargo. Pavargo nuo tų visų, kaip sakoma, gėrimų, pavargo nuo visokiausių tenais sėdėjimų, gulėjimų, iš vienos lovos persikėlimą į kitą lovą. Tiek energijos nebuvo, tai kada viską pakeičiau. Tai man įdomu, tu pradžioj kaip tu išgirdai apie autonomus, apie ką tu išgirdai apie enzimus, kaip buvo tas momentas, tas pokyčio momentas, kada tau jisai įvyko, kaip ten? Va. Šitas momentas ir buvo pagrindinis, nuo kurio aš šokau jau to autonomų temą ir taip toliau. Tai va, šitas būtent momentas ir privedė mane prie tų autonomų. Čia gavosi labai taip įdomiai, susidėliojo pas mane iš tikrųjų. Sakau, aš gyvenime esu toks bandęs ir planėti, ir kudėti, ir planėti, ir stovėti. Ir vienu žodžiu, aš augau, kol priaugau vienu momentu, kur jau nebuvo kur dingti, jau supratau. Tai va, ir aš pradėjau pats iš savęs kažką gyvenime keisti. Darytis, mąstyti, atleidau tos visus tokius, kur einam ten, darom tą, pradėjau priešintis tam automatiškai. Ir vieną dieną sutikau nuostabią moterį. Ir jinai mane apšvietė su šito gėrimu. Sako, pasiklausyk, yra audio. Aš tą audio pasiklausiau. Vieną kartą nelabai suėjo, nes ten buvo daug informacijos ir labai taip kažkas tai nesavėtų, bet kažkur girdėta. Tai va, ir užkliuvo man tą temą apie tas gerąsias bakterijas, kurios padaro taip, kad mes tampam kitokie. Ne tokie kaip čia, bet kalbam apie tą pradžią. Pradžią, kas buvo.
palaukit, reiškia, čia kažkas ten mums primesta. Jeigu taip esmiškai kiekvienas turbūt, jeigu nusileidžiam į save, paklausim savęs, koks aš buvau ir koks aš esu, kaip ta vaikystė, tokie kaip prarasti, tokie kažkoks jausmas prarastas tarsi. Yra tas momentas, tai va. Na ir ką, ir sutikau žmogų, tai vyko labai greitai, aš manau, kad tai yra kažkas, tai, jau yra paduota, sutapimų nebūna, pradėjome nuo to. Ir taip atsitiko, kad aš sutikau žmogų, kuris tiesiog išlipo iš mašinos po 3 valandų, iš tūkstančių ten tinklalapio aš radau žmogų, kuris čia pat Lietuvoje ir jisai privažiavo po 3 valandų ir man įkišo tiesiog gėrimą. Aš atsisuku tą gėrimą, jis mane žiūri, aš jo pasitikiu, nes aš matau, kad žmogus, jis švyti kažkodėl. Ir aš atsigeriu ir aš taip žiūriu, jis sakau, kas čia? Aš atspėr. Aš sakau, gazotas, sakau, limonadas nepasakyčiau, bet kažkas tai sakau, kaip tokio kaip gaiva gal, bet ne gaiva, sakau, kažkas tai ypatingo, sakau, kas čia tokio? Sako, čia chlorofilas. Sakau, kaip supraš, chlorofilas. Iš eglišakių. Jaunuoju eglišakių padarytas chlorofilas, sufermentuotas. Aha, įdomu. Ir jis man davė tą butelį, aš nuėjau namo, gurš. Ir kažkaip tai žiūriu, man kažkaip tai čia pradėjo valytis organizmas. Tualetą? Jo, pradėjau eiti į tualetą, nes man būdavo vieną kartą sunkiai diena, bet aš eidavau, kai kiti ten vieną kartą savaitę, ar ten, nežinau, gal 2-3 kartus nueina į savaitę, ne? Tai čia atvirkščiai. O čia atvirkščiai, man pradėjo darytis, faina. Aš turėjau problemų, aš buvau storas, neslėpsim, ten visokiausiai ten išangės problemos, nestenėjimai ir taip toliau. Tai yra tiesa, ką čia paslėpsim. Storas žmogus turi problemų, pradedam nuo to, nieko nepaslėpsim, tai yra praeitas etapas, aš apie jį galiu drąsiai šnekėti. Čia nėra dabar, kaip bandoma normalizuoti, ten jau net ir... Tai daug ką dabar bandoma normalizuoti, jau apie normalizavimus gal jau nešnekėkim, nes čia paskui pasimesim tarp lyčių. Na gerai, šitą temą gal kada kitą kartą jau šausim, dabar tęsim. Tai vienu žodžiu, kas ypatingo, kad šitas gėrimas man taip trumpai pasakysiu. Man jisai prašvitino gyvenimą, pas mane nukrito mano tie visi šarvai, kurie buvo užsidėti, ne mano to pačiu saugykla kažkokiu, tai ten padarėlių, tai va. Ir ta oda, kas svarbiausia, kas man labai buvo nuostabu, oda. Čia kokios ten rūgštys, aš dabar pamiršau, hialurono? Ne, hialurono, palaukit. Dabar labai populiaru. Papildai būna. Moteris, ten nagam, plaukam, kolagenas, va. Tai dar tas dalykas, aš taip suprantu, čia ant gėrime tikrai suveikė, nes aš dariausi iš įvairiausių tenais, tai va, tai mano oda, jinai tiesiog suėjo. Tai čia kolagenai irgi yra? Jo, neliko man kabėti, jinai tiesiog ir viskas. Ir viskas. Iš tokio patono, galima skaityti. Per kiek laiko tau šitas procesas? Man tai vyko per 9 mėnesius. Per 9 mėnesius? Oho. Bet jeigu dar būčiau pajungęs sportą ir visi tokį dalyką, tai nes aš esu didžiulis tinginys, labai didelis tinginys. Išmokęs tingėti. Jo. Kažkas tokio. Tai vat, man taip įvyko. Tai vat, ir aš sutikau brolį, tave brolį sutikau, judam toliau, tai vat, ir kas įsmetame, pradėjom su man tas praktikas daryti, pasidalinau viskuom. Tai vat įdomu dabar apie tas praktikas ir autonomiją, reiškia, kur semiesi to įkvėpimo, ar neturi kažkokį ryšį su žmonėm, kurie jau tą visą dalyką praėję, eina. Kurie tame yra, gal. Kurie tame, jo. Svarbiausias aspektas tame yra. Taip, tuo gyvena. Taip. Tai vat kaip tu suradai tą žmogų ir koks dabar yra ryšys, koks bendradarbiavimas kažkoks? Tai va, tą žmogų radau, pradėjau daryti tą gėrimą, susitvarkiau save ir pagaliau pagavau tokį momentą tenais prieš tą audio, kai klausiau, ten buvo paminėta. Išsivalai kūną, pradedi praktikuoti, užvedi kitas energijas, viskas susikalibruoja.
pradedi užvedinėti savo toro laukus, tas visas sferas vadinasi. Ir prasideda stebuklai. Stebuklai tokie, kad mesgi girdėjom visi apie tokius dalykus kaip telepatijas, telepelė ir taip toliau, ne? Teleportacijas, taip toliau, telekinezės ir taip toliau. Tai yra tipo tabu, bet tabu dėl ko? Dėl to, kad žmonės tiesiog nepasiruošia tų kūnų mūsų, kaip sakoma, ir nepasiruošia tų energijų valdymui. Tai va, nepasiruošia. O energijos yra visur. Tai va, turime toro laukus, kur autonomija apie tai šnekama. Tie torai sukasi ir mūsų pačiose ląstelėse, pačiuose atomuose, pačioj visatoj. Visi yra principai vienodi. Tai va, nuo pačio mažiausio iki pačio Da Vinčio tas paveikslas, ne, apvalus ten žmogus, tai tame lauke. Tai ten jau po 3 parų jisai. Čia po 3 parų. Tai papasakok, yra kas praktikos, pirmą, antrą vyksta parą. Autonomai priiminėja. Tai pirmoje vietoje ne valgymas, ne gėrimas, ne miegojimas, ne kalbėjimas, ne girdėjimas. Nu, bet čia jau tolimesni. Aš kalbu apie pilną. Taip. O mes pasakysim, ką mes naudojame, ne? Daleiskim šiuo metu, kas įeina. Čia jau kas grinai atvažiuoja pas tą, kuris jau autonomijoje gyvena, tai jis jau įvedinėja. Jie savyje, viduj. Jie pasijungia, jie viduj, bet jie viduj visur. Tai susibendrauja be žodžių jau ir ten jau viskas kitaip vyksta. Pavyzdys, daleiskim, kad burbuliukas yra viduj. Taip. O po to burbuliukas būna išorėje, išsiplečia pats viduj. Taip, atvirkštinis variantas. Ne kas viduj, o išorėje. Dėl ko? Dėl to, kad mes turim čakras. Taip. Turim toroidalinius tus laukus ir tai yra pas visus. Tai va, nėra išskirtinių. Aš mačiau paveiksliuką, kad tas toroidinis laukas, kad jeigu baimė žmogus vibruoja, jisai taip maždaug va tokį dydžių gal. Taip, mažiukas. O jeigu meilė atvertas, tai jis ten aplinkui visas, ten aplink save didžiulis. Tai va, ta pagrindinė energija yra meilė, kuri varo tą visą lauką. Tai va. O baimė tai yra žymiai dažnai, kur viskas susitraukia. Čia gal yra toksai, mums pasakyta, kad gerai jaustumėmės, mums reikia 1, 2, 3 pavalgyti kiną, namų, to. Nu, realiai kažko reikia, kad gerai žmogus jaustų. Apgavo. Jis negali jaustis gerai tiesiog. Metaforija, jeigu tai gražiai. Supranti, apgavo dėl to, kad tu visą gyvenimą bėgtum, lėktum ir galvotum kažkur išoriai visas tas džiaugsmas yra. Čia didžiausias apgavimas ir yra. Kad nežiūrėtum į vidų. Ir paskui iš tikrųjų faina, kas tą supranta, kas tą išgirsta ir pagauna, bet dažniausiai reikia paturėti ant kažką, nežinau, verslą kažkokį, mašiną gerą, dar kažką, kad tada pajaustum. Bet kiti ir prisigauna, aha, nu čia faina verslas, bet reikia dar pas Jono didesnis verslas, aš turiu už Jono didesnį, tada būsiu laimingas. Tada už Jono didesnį, aha, žiūri, ten kažkoks Jamesonas užsienį dar didesnį turi, reikia ir man. Nu ir įsisuka ir viskas, ir jau nuėjo ne į tą pusę. Tai autonomija labiau yra į vidų įėjimas, atsisakymas ne tik išorės dalykų, bet net ir pojūčių, kaip suprantu, tyla ar ne, visi šitie dalykai, kad užčiuopti tą subtilų vidinį... Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Žiūrėk, dabar aš greit įsiterpsiu, tada Mariukas. Dėl to, supranti, kai tu jau į tai įeini, tau jau ir nebereikia. O dabar protas, tai reikia tipo atsisakyti, kad tada pagaut. O kai tu įeini, būna kitaip. Automatiškai, kai tu įeini, man ten kažkur 11 paroj ant sauso, tau nebereikia. Ne dėl to, kad dabar sakai, reikia to atsisakyti, reikia, o automatiškai persisuka, kad tu supranti, kad tau nieko nebereikia. Nereikia nieko atsisakyti. Kad tu čia ir dabar, kad tu laimingas, kad tu viską turi, kad tu susivoki, kas tu esi, kad tu susivoki, kas čia per žaidimas vyksta, kas čia per, sakykim, gyvenimas, kas matai, kas ant tiek sulindė į tą gyvenimą, patikėjo, kad čia jie yra tie kūnai, viską.
tu visą tą iliuziją supranti, tu ir dėl to tau nebereik šnekėti, nes tu tiesiogiai gauni visus atsakymus. Ateina klausimas, sakykime, gimsta klausimas, jis iš karto ateina su atsakymu. Ir kam tada su kažkuom šnekėti, kas transliuoja, kas perskaitė knygose, kažkas juos išmokė, kai tu tiesiogiai viską gauni. Tai va čia pagrindinis tas nešnekėjimo tikriausiai momentas ir yra. Tai va. Tai va, pratęsiu tą momentą, kaip yra su tais visais toroidaliniais laukais. Torais vadinamas, arba, kaip sakoma, dar kitaip vadinama sfera aplink mus. Taip. Praktikos yra tokios. Pirma, išsivalai organizmą, kad tas nieks netrukdytų ir nekrapštytų iš tenais, kad būtum ramus, kad tavo mintis būtų ramios. Paskutiniu metu, norėjau dasakyti, kad dar žmonės lenda į eketės, o dabar yra labai populiaru ir aš jums visiems sakau ačiū, jūs šaunuoliai, taip ir tęskit toliau. Kas įvyksta? Kada žmogus įeina į vandenį, pas jį jau yra praktika būtent tame, kai eina autonomu. Pradeda energijos keliauti, tu pradedi kūną, tu jauti, kad jisai jam būsena kitokia, jis jau kitoks. Gyvesnis. Jisai ir gauna tokį kitą potyrį. Šaltam vandenyje yra viskas kas kita, ne tai, kad šilta. Ten tave ištraukia iš tos komforto zonos. Tu jauti tas energijas kaip eina, kai viskas, kas lenda tas eketės, jie puikiai žino. Tai praktikos yra tokios, įsilai organizmą. Pasisportuoji, į eketėlės pavaištai, pirtelės eketėlės, pasivalai kūnelį, pagiri tokius kaip enzimus, arba kas seniau tas praktikas pradinėjo su tais visais pelynais ir taip toliau su žolelėm valymais, irgi nuostabus dalykas, viskas yra gerai. Taip. Fermentuotus maistus valgo ir žmonės taip valgosi, nuostabus dalykas. Tai va, viskas veda prie to. Prasideda išsivalymas, baigėsi išsivalymas, prasideda praktikos. Pradedam nevalgyti. Vieną, antrą dieną taip treniruojamės, taip į savaitę. Vieną dieną nepavalgom, antrą dieną nepavalgom. Vėl valgom, po to 3 padauginam. Kas gaunasi? Tu automatiškai pradedi savo kūną įvedinėti į autofagiją. O tą valymą staigų. Kada fagai, tai yra ląstelės žudikės mūsų kūnuose, jos tveria tos visus nešvarumus ir visas blogas ląsteles arba netgi suvėžėjusios ir traukia lauką. Laukai, traukia per kepenis, ten valosi viskas ten ir taip toliau. Ir fekalai negražus, ir urinas nekoks, tai va, tai viskas valosi pabiškai. Ir kada tos praktikos jau viskas jau įdinėjama, jau viskas tas jau prajautinėjai, pradedi nebemiegoti. Ir atsisakai vandens, nes vandens nori labai, jeigu neįsivalęs grybelis. Ir tai, kurie dar neįsivalė ir pradeda tas praktikas daryti, pajaučia kaip ir nemiegojama naktis ir tas praktikas nukrenta labai staigiai vanduo. Reiškia, yra dar pelėsis, tada meti visus reikalus, nedarai toliau tų praktikų, darai vėl įsivalymą, taisi toliau. Tai tai vat ir eina žmonės link to, nes čia nėra taip, ir viskas. Yra tokių žmonių, kur aš girdėjau, vienas toksai jaunas vaikinukas, jis gyvenimo prasportavęs, pasivadino savo samurajaus kelias. Ir jis tai padarė. Ir jis tai padarė jisai vos ne online, tai va, tai buvo wow, ir žmonės pamatė realiai, kai jis ateina, ta visa šviesa ir kaip persiverčia viskas. Ir tie žmonės, kurie iš pradžių klausė, jie uždavė po to klausimus ir jie gavo tokius atsakymus, kad jie tiesiog užtylo. O ir viskas. Gavo tos atsakymus, kur turbūt labai ilgai laukė. Tai va. Ir prasideda praktikos nemiegojime. Pirma naktis, ką jinai daro? Jinai gali praeiti lengvai, bet ką tai duoda? Ląstelėse pradeda įsisukinėti torai. Toroidaliniai laukai. Ląstelės. Taip. Ląstelės įsisukinėjus daros tvirtesnis, greitesnis. Vienu žodžiu jau prasideda tokius jau, kaip sakoma, ląstelių sitkiai. Tampa ląstelės autonomiškesnis biškai negu buvo. Tai pirmoje vietoje praeina. Po to jau antrą naktį, kai nepamėgė, atsiranda 2 toro laukai, kurie vadinasi viršutiniai ir apatiniai. Praktikose, kada tai jau įeinama, žmogaus instrumentai. Sako, žmogaus nepastumė ten, daleiskim, kokių ten 100 vyrų. Yra tokių
žmonių, galit pasidomėti, kai žmogus stovi ir jo negali 100 vyrų pastumti. Reiškia, jisai perjungia apatinius torus ir jisai įsižemina. Viskas, jo nebepastumsi. Tai va, čia vienas iš tų tokių jau instrumentų. Čia jau truputį aukštesnio lygmens. Jo, aukštesnio lygmens. Antras tas viršutinis toras, kuris atsako už levitaciją. Išjungia apatinį, įjungia viršutinį, pradeda skristi. Važiuojam toliau. Trečia naktis, kai nepamėgė, iš pas tave išsisuka pagrindinis toras, kuris vadinasi sfera. Va čia jau prasideda reikalai. Prasideda tikėjimas energijos iš viršaus ir čia, ir sustinka ekliptiko, širdį. Va tada prasideda energijos, prasideda visi tie reikalai, atsidaro tie visi, kaip tariami, tie sitkiai, gal ne iškart pas visus, bet reikia eiti, būna, kad ir iš 3 nakties tai nepavyksta, bet iš 4-5 tai yra faktas, kad bus. Ir tada žmogus tikrai supras, kas, kaip, kada jam ten jau nereikia jokių informacijų, tik reikia į tą būseną. Gali užsikabinti. Svarbiausia, jo, nors kiek pagauta būsena, čia pats svarbiausias dalykas, nes iš principo, kas dar va šito visam kalbėjime pažymėtina, kad turi būti žarnynas tuščias. Jo. Nes jeigu yra organinio maisto, aš jau nešneku apie gyvulinį ten iš vis, tai energijos stringa. Bet grinai, ta prasme, jauti, kad eina ir kažkur nukrypimas. Reiškia, netgi pačios čakros esam darę specialius tyrimus, kaip ten tas aparatas vadinasi. Ne, ten kažkaip... Tai vienas iš biorezonansų to vietoj. Pavardė pagal pavardę. Nu, galėsim. Prisiminsi, pasakysi. Tai vat netgi pavalgai viskas, žiūri čakrą jau jinai į šoną. Ir todėl labai svarbu, ta prasme, tikrai gerą valymą būt pasidarius ir labai sąžiningai būt su savim. Kirlianu, jo. Toj tam būtent momente, kad tikrai būtų organizmas, nu gerai, jeigu, sakykim, nepavyksta dar tų visų, sakykim, patogenkių išvaryti, dar jo, čia tikrai laiko tam reikia, bet bent jau, kad žarnynas būtų tuščias tuo momentu, vat, sakykim, jau aš užbėgu į priekį, jau šnekant apie mūsų šitą festivalį autonomų, kur nemiegosim, nevalgysim, negersim savaitę, visi vyrai vieni kitus palaikysim. Tai iki to laiko mėnesis turi būti ant žalio maisto ir paskutinę savaitę ant enzimų, plus mes duosim nurodymus, kaip ten tą, sakykim, prasiplauti, išsivalyti tą pilnai žarnyną, kad jau tikrai bent jau būtų tuščias žarnynas. Ir tada jau tikrai, procentų labai daug, kad visi bent kažkiek pasijungs, kas ilgiau, kas trumpiau, bet pagaus tas būsenas, link kurių mes ėjom, kurias mes patyrę, tikrai neįvaldė, nes čia iki valdymo, kaip Marius, šneka apie levitacijas, tai čia, čia dešimtmečiai tikriausiai. Ir čia tokie dalykai, jie, kaip sakoma, nerodomi plačiai šitie dalykai, nes, Taip, tai mes... Kūnelius atsitvarkyti. Taip, mes paprastai, tą birželio 17-24, kas žiūri, tai iš tikrųjų kviečiam dar kas nebuvo, kas nematė, jau yra žmonių, kurie jau čia buvo, žino, kurie jau nori. Tai kas dar šitą podcastą žiūri, tai tikrai rašykit asmeniškai, bus nuorodos video apačioj. Apibūdinime. Aš taip mąstau, kad iki gegužės kokios 10 reikia visiems apsispręsti, nes nuo gegužės 10 jau reiktų ant žalio maisto pasėdėti mėnesiuką ir tada savaitėlę ant enzimų ir tada mes čia susitinkam, nes kitaip jau kas po gegužės 10, tai jau taip, jau tas toksai per greitas, gali būti pasiruošimas ir gali, iš principo gali būti net psichologiškai sunku, nes dar tos pusės nepasiekėm. Fiziškai, kai, pavyzdžiui, bus čia tas vyrų visas mūsų, sakykim, festivalis autonomų,
fiziškai visi mes patempsim, kokie bebūtumėm. Tikrai patempsim, nes aplink vyrai vieni kitiem padėsim. Kaip sakoma, padabosim, čia jokių problemų nėra. Bet vat, psichologiškai, žinau... Jo, čia vat klausimas geras. Nes pasijungia energijas, pradedi matyti, pradedi švitėjimus matyti, čia pirmas etapas visų gyvų būtybių. Virš žmonių gali pamatyti irgi įdomius dalykus visokius, ta prasme. Laukai įsijunginėja. Todėl vat, šitoj vietoj vat, žmogus turi būti paruoštas, mes Marium šitoj vietoj laikysinys ar reikia? Jo, ramiai laikysin. Prieš visą tą gal gegužės mėnesį jau vidury, sakykime, vidury to gegužės mėnesio ar link pabaigos, kai darom tas autonomų enzimų pirtis, papasakosim biškį tą tokį gal kažkokią edukaciją, pabandysim pravesti. Kas būna, kaip būna, kad ta prasme, žinai, Kad dar gali prisijungti žmonės tiesiog vienai parai pasibūti, pabandyti. Tai dar iki birželio laiko yra, bet jau po truputėlį gimsta. Ir čia žinai, kas aš vėl gal grįšiu, gal kažkur jau sakiau tą mintį, bet čia labai fainai sužaidžia ego, žinai, nes ego visą laiką nori būti greitesnis, pirmesnis, aukštesnis ir apie tos pačius sitchius šnekant irgi supranti, ego pagauna, sitchiai, ir žinai, ir čia labai gerai išnaudota dalyką. Ir vyrai, žinai, tai ir aš noriu čia tada pabandyti, žinai, ir čia tas ego pradžiai veda, paskui jis aišku subyra, kai laikas ateina, ten žinai, ir ašaras pradeda bėgti ir viskas, kai tu ten susivoki, kas tu, kaip tu ir su kuo tu, žodžiu. Tai, bet pradinėje situacijoje, tai tas ego jisai, žinai, galima išnaudoti, sakykime, kad jisai pasitarnautų. Tai kas nori savo avatarus įvaldyti, sithių visokių turėti, prašom. Gal pasiruošit, tik va tiek trūks. Visiems, kaip sakoma, visiems durys atviras. Durys atviras. Čia, sakykime. Ir pati planeta mums ir vyriškumo tam tokiam tikslo užsibrėžimui irgi labai padeda. Aš dariau 3 dienų sausą, dabar planuoju 5 dienų ir toks, kai praeini visą šitą patyrimą, toks, atrodo, jeigu aš tokį galiu praeiti, tai ką čia gyvenime kažkokios bėdos, jos tada nebe tokios rimtos, nebe tiek jau aš turėjau būti miręs, tai čia problema. Ten skirsim, tiek bus rimta. Čia aišku svarbu, žinai, svarbu pasakyti savo ir padaryti, čia labai svarbu, nes 1, 2, 3 kartą nepadarai, įsirašo programos, kad jau kažkas ne taip ir jau pas tai ne taip, nes aš sakau, aš tada, kai 2 savaitės savo pasakiau, 2 savaitės, kas bebūtų, einu, nevalgau, negeriu, dėl nemiegojimo aš tada nežinau, bet sakau, kažkur nuo 5-6 paros tenais jau po valandą liko ir tai liko dėl to, kad nežinau ir migdžiau save specialiai, kad galvojau, kad taip pailsėsiu. Tai vat... Netgi sanskrite išminčiai, būtent Budos mokymai yra dalykai, kuriuos žmogus pildo savyje, reiškia savybės. Tai sanskrite yra aditana, vadinasi tokia savybė ir ji šifruojasi kaip strong determination arba stiprus nusiteikimas, reiškia. Tai netgi tas pats Buda, irgi istorija yra, kad jis ten praktikavo, ten metais, gal 7 metus ten darė tas jogas visokias, tikriausiai, kad ir nemiegojo, ir olojo, ir visą ką. Buda, Krišna, Jėzus, visi autonomai. Ir ta akimirka kažkuria, sako, dabar viskas, sako, atsisėsiu po to medžiu ir nebe atsiskelsiu, kol nebenušvisiu ir viskas. Ir va ta stiprus nusiteikimas, tai mes jį po truputį, va šitaip trukdom. Vat kažkur tai aš girdėjau tokią istoriją apie šventą medį. Ir kai nubudo po juo, jisai įsigando, jisai panorėjo, kad būtų labai turtingas. Ir jisai tapo turtingu po to medžiu staigiai.
viskas, turtai. Ir jis tuo pačiu metu įsigando, kad ateis banditai ir iš jo atims ir jį nužudys. Ir tai įvyko. Nu tai taip, čia labai svarbu, Da, čia labai žinok, pamoka svarbi. jo, čia aišku, va dėl ko vėl grįžtam prie psichologijos, nes vienas iš tų sitkių ir apskritai autonomai labai daug apie tai šneka, pradeda tavo visos svajonės norai realizuoti. Visos mintis, ką O tu įsivaizduok, užsinori. kokia užtvanka, tu per visą gyvenimą prisimastęs ir viskas užtvenkta, užtvanka laiko. Ir užtvanka praplyšta ir tu žiūri galimybės ir tas ir anas ir kažkaip va taip. Ir tada būna va tai va, kad Porsche tave veža kažkur tai į Balį. Ir ten gali užmygti vėl. Čia vėl žaidimas prasideda. Kas veža į Balį? Porsche, tipo Porsche tai veža į oro uostą, skrendi į Balį, o tenais tu užmiegi. Gal kažkada tu labai svajoji būti verslininku, rimtų ten koncernus valdyti ir žiūrėk ir prasideda. Viskas įvyksta. Vienas galimybė kažkokį užčiapi gyslelę, kur gali tikrai iškilt greitai, pradedi kilt ir viskas, vėl iššoki žaidimą, vėl pinigai tas anas. Užsiseki tam rate. Ai, kažkas ten buvo jaunystėje, ten, ai, kažką ten bandžiau, ai, nesąmonė, va dabar pilvas toks, čia milijonai ir vėl, kaip sakoma, Prigauta. Ir vėl prigautas žaidimo. Ir tai įvyksta kai kuriam žmonėm netikėtai, nuo gyvenimo streso, nuo gyvenimo būsenų, jiems tai įvyksta, viskas gyvenimas pagerėja, viskas susitvarko ir po to jiems užsidaro taip smarkiai tam visam reikale, geram gyvenime, kad jau nebeatsidaro niekaip. Tai va čia yra prigauti. Ir kada žmonės, skirtingi mesgi esame, ne? Mesgi ir skirtingus instrumentus čia atsinešę esame. Mes nežinom, kaip bus, tai tam momente reikia žinot, stebėt vienas kitą, kaip kas, kad nebūtų visokiausių blogų minčių, nes tenais ir Nes ego jos irgi lenda, materializuojasi. ir protas tave tenais krapšto, viskas eina, tas momentas. aišku, yra ir apsaugų, ten taip, žinai, jau, kaip sakyt, su Apsaugos negatyvu jau. iššokęs, tu ten nepraeisi. neprileis, ne. Nei narkotikais, nei kažkokiais tai stimuliatoriais, daleiskim, tu tenais nepakliūsi. Niekaip. Ta prasme, tau parodyt gali, parodyti. bet tu nieko neįvaldysi. Niekada Tu, nežinosi. žinai, kai filmą pažiūrėsi, tau suprasi, gal kažką pagausi, bet ta prasme, tų įrankių suprasi tik, kad yra jie, kad tu juos gali valdyti, bet tikrai ne su kažkokiom psichodėlinėm medžiagom. Su stimuliatoriais ten nepateksi, nes iš automatiškai gauni per kepurę. Su jokiais tenais negatyvais ir taip toliau, niekada su kažkokiais tai norais ar kažkokiais tai kėslas ten niekada neįleis. Ten yra eina su šuriom mintim, tuščiom mintim. Visiškai jų nėra, tiesiog eini švarus pilnai. O tenais jau pasižiūrės kaip. Nes matai, kas vyksta, jeigu vėl taip bandom protų tą suvokti. Paprasčiausiai tu nesu ego ten įeini. Jei tu su ego įeidinėsi, tu niekada neįeisi. Jeigu tu, va, tas Mantas, Enzimantas, Marius, bandys įeiti į tą būseną, nes niekada neįeis. Nes paskutinis žingsnelis ir yra ego mirtis. Ir va tas va, momentas, ar tu paleisi ar nepaleisi. Ir va čia labai svarbu visiems tą žinot, kad ta prasme, jeigu tu nori, tu, ta prasme, ar tavo noras didesnis už tavo baimę. Jeigu tavo noras didesnis, tu viską gauni. Jeigu ne, tu lieki neiššokęs į tą traukinį ir nepatyręs to. Ir ten, aišku, atrodo, visko reikia atsisakyti ir ten, įsivaizduok, čia 40 beveik metų gyvenęs, norai kažkokie susikūrė, tavo kažkokios, sakykime, gyvenimo vertybės kažkokios, sakykime, materialinis turtas ir ne tik materialinis, visi dalykai ir tu juos visus turi paleisti. Ir tu supranti, ar tu viską paleidi ir eini į nežinę, nes tada dar nežinia tenais. Ar tu visgi išsigasti. Vat ir čia tas toks momentas ir tada žinai ten. Būna, aišku, ir tada žinai, patsgi, kai jau pradedi beveik valdyti, tada žiūri, kad jau ir širdelė čia kala jau stipriau, ir čia kaip čia ką čia, o čia, va čia tas sakau, o tas toks, bet čia, bet kai jau pereini tą, tada... Nes sakau, kaip energijos pradeda tau ir šalta darosi, šiaip pasakysiu tokį paprastą dalyką.
autonominis režimas pas žmogaus kūne yra 32,5 temperatūros. Tai Žemiau nekrenta. čia vėl medicinai čia jau jo, Medicina čia jau tave čia prieštarauja. gaivintų tave Jis jau gaivintų. numirė. Visiems Nes ir pulsas tenais, Jo, ir pulsas ir paviršutinis kvėpavimas atsiranda ir tavo kūnas visai kitaip jau. ir odos spalva yra nuotraukų, ta prasme, ten jau, ta prasme, pilkas toks, žinai. Ta prasme, oda pasikeičia irgi. Jo, nu tu jau ten tas Perėjimas kvėpavimas, ant tiek tu atsipalaiduoji, kad, nu, sakau, kraujotaka, viskas sulėtėja, tas įkvėpimas, iškvėpimas, aš nežinau, ten į minutę, 5 kartus gal jis sukvėpuoja. Viskas ant tiek sulėtėja. Sulėtėja viskas. Viskas sulėtėja ir tu pataikai į tą ritmą, visatos ritmą. Kažkas labiau. įvyksta tokio, kad tenais taip išmeta staigiai aukštai, kad ten nepasakysiu tokio kažką tai tokio. Sąmonė. Sąmoningai tai gali Išplečia sąmonę. Protas niekaip. Protas kamputį rūko. Nieko tokio panašaus nematęs. Bent jau man. Nu ir tada, žinai, ta vadinama kašos biblioteka. Nu, ten viskas atsidaro. Atsidaro ir kronikos, jo. Ir tiesiog momente būdamas viską supranti, viską žinai, viską įvaldai. Čia netgi, kadangi mes vis tiek, mes praėję tam tikrus dvasingumo kelio, ar net to New Age kelio etapus, ten praktikos, visi šitie dalykai. Tai čia autonomija, aš kaip matau, jis toks kaip ir paprastas dalykas, nu tiesiog, nedaryk, ko tau nereikia daryti. Ir tarsi, ir va, čia tau yra atsakymas, visos tos praktikos, į ką veda, va, įeiti į tą tiesiog paprastumo, tą būseną ir tada tau viskas kaip ir atsiskleis. Tai čia tas, jau galima sakyti, toks kaip ir vos ne vienas paskutinių raktų. Man tai ėjom, gyvenom, ieškojom, visi gryninomės ir, supratom, kad taip yra. Kad tos pačios praktikos, jos suprant, jos prigauna. Jau aš apie religijas iš vis nešneku, bet aš neku ir apie tas praktikas. Nueina į vieną kryptį ir viskas, ir tenais krišnaitas. Nueina į kitą kryptį, ten budizmas, vėl ten 20-30 metų užsidaro vienuolynuose, medituoja ir, sakykim, kažkas tai valdo, kaip sakoma, avelių prisirenka, avelės daro tą, ką reikia, Agregoras. Taip, agregoras. O čia tu vien su savim, pats su savim ir tu supranti, kad kiek nedaug reikia. Susitvarkai kūną, išsivalai, pasiruoši psichiką ir eini. Nu čia, jeigu taip, žinai, teisingai, tvarkingai viską darom, 2-3 metai ir tu gali būti ten. Bet, supranti, Arba ekstremaliai, bet turime ir savo gyvenimus susitvarkyti, realiai. Čia taip neišeisi tiesiog, kad pabėgti, žinai. Ne pabėgimas čia. Čia ne pabėgimas, bet, žinai, aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Kažkaip turėtų, bent jau aš asmeniškai, taip kaip aš žiūriu, ne? Mes iš dvasinio pasaulio atėjome čia. Taip. Tai nereikia staigiai stverti ir bėgti vėl atgal. Mes norėjom čia ateiti. Mes norėjom čia ateiti su patirtimis, padalyvauti, pažiūrėti ir taip toliau. Bet reikia ten pakliūti. Mes vakar su Mariumi ir šnekėjom šitą temą, ką jis dabar įgarsina, supranti. Ir čia galėtum kažką tai jau daryti. Tu iš dvasinio ateini čia, bet tu atėjai su tokiom sąlygom, kad tu pamiršai, kas tu, dėl ko tu, todėl tu turi prisijungti. Aš taip manau, ne visiems taip sakau, kiti tegul gyvena savo, sakykim, sociumo gyvenimus, viskas tvarkoja, faina, tegul žaidžia taip. Bet jeigu tu supranti iš vidaus, kad, tikrai tu neatėjai uždirbt, pragyvent, pakeliaut ir numirt, supranti, kad yra kažkokia misija. Tada, kad misija, vėlgi, kažkas medituoja 20 metų, kažkas tą. Mes radom tokį kelią, viskas, aišku, taip susidėlioja, nieko šiaip sau nebūna. Autonomija, prisijungi ir tada viskas, supranti, ką tu turi daryti, gėrimus gaminti, ar dar kažką, ar ten vesti. Aš matau tokia prasmė, pavyzdžiui, tiesiog, kas žiūri, ar ne, sakykim, mes
visą gyvenimą gyvenam ir nelabai susimastom apie mirtį. Nu, aš jau nekalbu apie dvasingumą, žinai, mirtis. Avataro pakeitimą, gal taip įvardinkim. Jo, sakykim taip, bet yra taip, ar ne, mes atėjom iš dvasinio lygmens į šitą avatarą, nes norėjom va čia patirti, ne, kažkokias patirtis, kažkokius dalykus išmokti, kažką atlikti, patirti, jo. Tada mes jau čia esam ir jau tarsi norim išeiti. Jo, staigiai. Jo, ir kaip mes dabar čia išeisim, tai mes anksčiau ir vėliau mes vis tik šitą avatarą paliksim, ar čia po 70 metų, ar po kelių šimtų metų, kaip kam sąmonė ar nesusidėlios. Bet jeigu mes dabar nepažįstam, neišeinam, gyvendami šitam avatarį, nerandam kaip išeiti ir tada jau mirtis ateina ir viskas, o dar neaišku net kas aš esu, kaip aš gyvenu. Baisiausias dalykas. Ir aš ką matau, kad šita matrica, šita simuliacija šitos žemės, ar ne, jinai taip ir sutverta yra, kad žmogų į tą išorę tiek įkinkytų, uždėtų tuos, ne, blinders, kaip čia tuos, kaip arkliui, kad jis paskui ateina mirties valanda praktiškai ir blemba, tai ką aš apie gyvenimą čia supratau, tai ką aš čia nieko nepagyvenau. Šeimos, vaikai, namai, baseinai, mašinos, gali būti lėktuvų, belekas. Nu, nieko nenusinešė. Ir tu vienas prieš save guli, aš taip prajaučiu, žinai, ir ką, ir nieko nesupratau. Nieko nesupratau. Nieko nėra, ten yra tuščia. Ten yra dvasinis pasaulis. Tai nieko tokio čia nebus. Todėl supranti tą ryšį turėt, čia tas pats, kas kaip pasakyti, šiais laikais visi turim telefonus ir dabar įsivaizduok, nešiojasi kišenį telefoną ir jis be ryšio ir tu jį nešiojasi. Tai čia lygiai taip pat, ateini į šitą avatarą ir tu be ryšio, bet tu be ryšio, čia gyveni ir kažkas pasakė, ten dabar prasidės tas, anas, tu važiuoji, darai, ta prasme, tave kaip vėjelis programą, yra kompiuteris, į kurį privedama programą. Jis dirba pagal tas programas, bet jis neturi interneto. Bet jeigu jis gaus internetą, tai kompiuteris yra daug pas mus, kaip sakoma, atnaujinimai, suvokimai, gali informaciją pasigauti. Jis automatiškai tada tobulės. Tai autonomija iš esmės yra, jeigu taip paprastai, internetas šitam avatarui. Ir ne tik. Matai, prie interneto prisijungęs gali daug informacijos gauti. O tada jau, kaip sakoma, pagal misiją ar pagal norą gali pagal tą informaciją kažką tai tobulinti. Tai vėl ta atnešti šitą gyvenimą, gal supranti, padaryti kažkiek geresnių. Visi apie tai šneka, oi, po savęs palikim geresnį gyvenimą, bet varo į materializmą. Ir kas iš to? Ir nieko. Ten kažką uždirba, kažką pradirba, kažkur kažkas kažką atima, paima, Ką geriau paliekam? Ar kažkokios tai emocijos, kurios yra, jos pernešamos, ar ne, kažkaip emocijos. Jas galima labai ilgai pernešti. Karta iš kartos. Surūdėjusią mašiną, kur tu pernešė. Tai va. Emocijos mūsų sielos kalba. Taip, tai va, kiekvienas mūsų pratęsimas, aš kalbu apie pratęsimą šeimos, ten ar dar kažkaip, tai yra mūsų pagerintos variantai, to kūnelių, kaip sako. Turėtų būti. Taip, bet... O kaip yra? Viskas kažkaip į kitą pusę pakrypė, jo. Visi šitie mokymai, ta prasme, ką mokyklose vaikus moko, taigi, kiek kartų jau yra, sakykime, sulaužytos tos visos jų tiesos, bet vis tiek pumpuoja tą patį, tas pačias tiesas pumpuoja vaikam į galvas. Tai reiškia, einam ne į tą pusę. Sistema savo nestoja, jinai toliau daro savo ir nėra čia kažkokia iliuzija, kad jinai kažkaip čia vieną dieną pabaigs. Faktas, kas žiūri jau šitą laidą, jau jie šitos mechanizmus supranta, kad čia kam mokyklose yra ruošiami vaikai, kad būtų tarnai, žinai, ir sistemai tarnautų ir savo kritinio mąstymo neturėtų, kas yra labai svarbu.
Aš savo vaikam, sūnui greit 7 bus, dukrai 13, aš visą laiką sakau, netikėkit net manim, visą laiką analizuokit, žiūrėkit, ta prasme, ką mokykloje sako, ką tėvai sako, ką draugai sako, dar savo analizuokit ir tada surasit tiesą, nes jeigu viskas ant lėkštutės bus padėta, tai neaišku, kas tą lėkštutę jums paslinks, supranti, o dažniausiai paslenka tie, kas, Kas ir pakiša dažniausiai. Prašau, pavalgyk. Kas šitą 3D sukūrė ir ta 3D sukurta, kaip sakoma, iš pradžių jinai buvo sukurta tikrai su šviesiais tikslais, bet paskui, viskas buvo perimta. Čia yra stiprus momentas, ką aš pastebėjau, žinai, gilindamasis į visokias, konspiracijos, teorijas, tiesas, visos tuos dalykus, kad mes buvom apgauti, bet tarsi reikia suprasti, man bent jau kas padėjo, kad tai nebuvo galbūt ta pirminė intencija. Jokiais būdais. Tiesiog viskas taip dėliojosi, rutuliojosi, ar ne, kažkokios būtybės, kažkokie žmonės. Mes nežinom kartais, kas yra geriau, kas yra blogiau. Netgi kas atrodo labai blogai, tas iš tikrųjų žemės mastu gali būti pozityvus dalykas. Galiu pasakyti, kaip viskas čia buvo, ta prasme, sumastyta ir kaip viskas turi veikti ir kaip veikia. Bet tik tais tiek, kad tam tikros jėgos prigavo, kad, sakykime, mes generuotumėm energiją ir aišku, iš negatyvo. Dėl ko tiek? Per žinias aš senai jau nežiūriu, bet vis sudegė, nužudė, karas artėja, žodžiu, viskas. Ir visą laiką ant blogų emocijų, visą laiką ant žemų, viskas. Ir toroidinis tada minta tie, kas jais minta, o minta tikrai ne aukštų dažnių, sakykime, būtybės. O viskas yra labai paprastai. Kiekvienas esam kūrėjas, kiekvienas galim savo realybę sukurti ir kiekvienas galim žaisti pas kitą realybę. Ir bet kada, bet kuriuo momentu, kai tau nebepatinka, tu sąmoningai gali pasirinkti išeiti pavyzdžiui, aš atėjau pas tave, tu sukūrė savo pasaulį, drakonų pasaulis, varom ten drakonais, žaidžiam avatarus, ten kariaujam dar kažką. Ir aš sakau, man nuobodu, aš nebenoriu. Noriu arba grįžti pas save, kur ten pas mane, nežinau, meškiukų pasaulis, žinai, ar dar pas Marių varyt, kur ten dar kažkoks pasaulis su mašinom palakstyti. Ir aš bet kada galiu sąmoningai laisva valia pasakyti ir persikelt. O va čia biški kitaip yra. Čia viskas pradžioje irgi taip buvo, bet dabar biški čia visokie dasidėjo, sakykime, mechanizmai, karmos, kur biški nusisuko. Ir mes jau biški ir čia jau biški taip, sansaros ratelės. Vėlgi per autonomiją prisijungęs, jeigu sąmoningas esi, o ten kaip kitaip ir nelabai įmanoma, gali tuos visus saitus nutraukti. Čia vėlgi tokia, kaip sakoma, užbėgimas, kas pagaus tą mintį, dėl ko ta autonomija reikalinga. Tu prieini prie savo valdymo pulto, sakykime, ir tu susitvarkai, susiprogramuoji, susidėlioji taip, kaip reikia, kaip nori, kad būtų sekanti inkarnacija. Kaip iš pradžių buvo tavo galės, kai ateini? Tai va. Tai ką, belieka ir palinkėti tada mums visiems, tiems, kas žiūri per ekraną didesnį ar mažesnį, kad iš tikrųjų rastume savo tą kelią, juo eitume, kad tuos raktus, kuriuos mes išgirstame, pamatome, kad iš tikrųjų atrakintume, pasinaudotume, kad įvyktų tas procesas. Ir išties, kad tiem žmonėm, kurie yra aplink mus, aišku, pirmiausia savo, kad būtų geriau gyventi. Imkim paprastai. Taip, kad būtų laimingesni visi, sveikesni visi, pozityvesni. Dėkui. Širdingai dėkui. Daugiau pozityvo, labiausiai mus motyvuoja, užkrečia sėkmės istorijos ir pavyzdžiai. Jo. Ačiū, vyrai. Gera. Įsukt kalbą.
Jo, linkiu visiems meilės, laimės, džiaugsmo, palaimos, sveikatos, gausos, drąsos, taikos, vidinės harmonijos ir nušvitimo. Tebūnie, kaip sakoma, taip ir būna. Tebūnie taip. Širdingai, taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.